Ar žinote, kas yra teledildonika? Ne. Tai yra sekso žaislus su Bluetooth ir interneto prisijungimo funkcija. Tai vat, visi žaislai, kuriuos tu gali valdyti per nuotolį. Reiškia, vibriuką įsidedi ir vaikinas valdo telefonu namie už 100 kg. Pavyzdžiui, tu įsijungi kamerą, įsidedi kažkokį prietaisą arba įkiši penį specialų daiktą ir mergina judindama tau atitinkamai juda greitėja arba lėtėja šitas prietaisas, kurią poros naudoja. Maskas turbūt garantuotai yra prisidėjęs prie šito. Ne? Manau, visų genialių idėjų. Tada dar prisijungia VR akiniai, yra filmukų su VR akiniais, kur tu matai čia ir tau prietaisas, mergina, žinai, greičiau juda, prietaisas atitinkamai. Jaučiu net geriau negu realybėj. Aš pradėjau galvoti, kad... Nes aš ir garsai, ir viskas, ir pas čia realiai jo, realiam gyvenime tokių dalykų nėra. Be garso, va. Geriau, ne, netgi tau gali labiau patikti. Ant vis tiek tiek išeina kažkoks garsiukas natūraliai. Išeina garsas, baigiau. Все, maugis triuzikas.